šventose mišiose. Žinote, kad šventėme Gero Ganytojo sekmadienį. Tai šiandien šios dienos skaitiniai ir ypatingai skaitinys iš Evangelijos pagal Joną toliau kviečia mus pamastyti, sakyčiau, dviem kryptimis. Viena, tai ką reiškia, kad Jėzus yra gerasis ganytojas mano gyvenime. Ir pirmiausia, ko gero, turime klausti, ar Jėzus yra man gerasis ganytojas. Ir kita kryptis, tai ar aš esu, ar aš galėčiau būti gerasis ganytojas kitam žmogui ir kuria prasme. Nes kai girdėsite iš skaitinio, iš tikrųjų mes esame kviečiami būti geraisiais ganytojais vienas kitam ir ko gero mes pirmiausia esame būti geraisiais ganytojais vaikams ir savo mokiniams bei studentams. Tai pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo: iš tiesų, sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avys klauso jo balso. Iššaukia savasias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau: iš tiesų, sakau jums, aš, avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Jeigu leisite, dar keletą pasakysiu minčių sąryšyje su šituo skaitiniu, su šiuo tekstu. Iš tikrųjų, tekstas yra labai gilus ir labai, sakyčiau, kasdieniškas ir kiekvienam aktualus, nes šiandien gyvenime mes girdime labai daug balsų. Iš tikrųjų, tiek pirmiausia savo paties įnoriai, tai Šventasis Augustinas, kas skaitėte Dievo miestą, ten apmąsto tą klausimą, iš kurgi atsirado pirmasis nuopuolis pirmųjų tėvų. Tai jis duoda tokią mintį, kad kas atsitiko, tai pirmieji tėvai per daug įsiklausė į savo balsą ir iš tikrųjų užmiršo įsiklausyti į Dievo balsą. Ir nuo to prasideda visos mūsų nelaimės, nes mes jau taip esame sukurti, kad mūsų širdis, protas turi atliepti Dievo balsą pirmiausia. Ir mūsų pagrindinis uždavinys ir problema, nes nėra lengva išgirsti Dievo balsą tarp daugelio kitų balsų. Tai va šiandien mūsų ir kviečia šitas gražus tekstas suklusti, nurimti širdyje ir išgirsti, kągi Dievas man sako ir kur jo tas balsas yra, kur link mane veda. Kitas momentas, čia daug galima aspektų išryškinti, bet tas, kas aktualiausia mums
kaip pedagogams, kaip tiems, kurie kažkur tai vedame vaikų širdis, kaip mes turėtume dirbti su vaikais, kad nebūtume plėšikai ir vagys. Ta, ką pasako Jėzus iš tikrųjų, nes jeigu mes esame tie gerieji ganytojai, mums patikėta rūpintis vaikais, mūsų kaimenė yra taip, kodėl kartais taip atsitinka, kad mes galime būti pavadintais vagimis ir plėšikais. Ogi iš Jėzaus perspektyvos, tą, ką jis sako, mes galime daug ką duoti vaikams, daug ko jų išmokinti, bet jeigu mūsų žodžiai nekreips į Jėzų, į amžinąjį gyvenimą, kuris yra vartai, būtent tik per Jėzų gali pereiti. Tik jeigu mes vaikų širdžių nekreipsime link Dievo, tai kaip ir kaip liūdnai ir žiauriai tai beskambėtų, mes būsime tik vagys ir plėšikai. Iš tikrųjų, mes daug ko išmokysim vaikų, bet neišmokysime ir neduosim gyvybės ir gyvenimo, tos dvasinės gyvybės. Tai tikrai kviečiu pamąstyti ne tik jūs, bet ir pačią save. Čia viskas visą laiką tinka kiekvienam. Tai pamąstykime, ar iš tikrųjų mes padarome viską, kad padėti tiek savo, tiek mums patikėtiems žmonėms išgirsti Dievo balsą. Kaip dabar daryti? Jis šaukia savasias vis vardais ir vis išveda išsitintai žinai. Kai kuriems žmonėms atrodo, ko neįžeidu, kad Jėzus lygina mus savimis. Juk avis dažniausiai laikomas kvailotais gyvulėliais, galų gale atsiduriančiais ant pietų stalo. Bet Jėzus sako, kad avis gali būti protingos. Jos neseka svetimui, savąjį atpažįsta iš balso. Anaiptol ne visi žmonės geba atpažinti savąjį iš balso. O avys įpratusios klausyti savo piemens balso, tad nepažinusios balso paskui neseks. To Dievas tikisi ir iš mūsų. Esame jo vaikai. Tai Dievas mums davė gebėjimą klausytis jo balso ir jį atpažinti. Jis mums davė sąžinės dovaną. Ja bažnyčia vadina mūsų slapščiausių branduolių ir šventovę, kurioje žmogus esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje. Mūsų sąžinė yra ne tik nuodėmės matuoklis, pasakantis, ar tam tikras veiksmas yra blogas ar geras. Sąžinė tai vieta, kurioje aiškiausiai ir intimiausiai girdime Viešpatį. Tai mūsų vidinis aš. Vieta, kurioje daugiausiai sužinome apie save. Tai sykiu yra vieta, kurioje girdime Tėvą, mums sakantį, kas mes iš tiesų esame. Savaime aišku, kad sąžinė mums padeda kur kas labiau nei vien išvengti blogų darbų ar pasirinkimų. Ji taip pat pataria, ką gero turėtume padaryti. Pavyzdžiui, kartais pasijuntame raginami susiieškoti nusižeidusią žmogų arba paprieštarauti daromą blogį. Tie raginimai yra primygtiniai. Jie yra Dievo kvietimas savo nepakartojamomis dovanomis skleisti jo meilę ir malonę. Daugelis mūsų kasdien tikrinasi savo elektroninį paštą ir netgi ne vieną kartą per dieną. Tad šiandien leisdamas laiką su Viešpačiu pasitikrink savo dvasinį paštą. Dievas tikrai tavo atsiuntė laišką, o gal ne vieną, gal kelis ar keliolika. Nenumok juos ranka, nors jie atrodytų nieko neypatingi, pavyzdžiui. Pasimelsk už darbą netekusi draugą, arba paskambink dukrai ir pasakyk, kad nemyli. Į šios laiškelius atsakyti labai svarbu. Į juos atsakydami turime Dievo karalystę žemėje.
Viešpatie, mane taip lengvai išblaško kiti balsai. Padėk mums susikaupti ir klausytis tavęs. O kad mes visada klausytumėmės tavo ramaus, švelnaus balso ir vaikščiotume tavo meilėje ir malonėje. Gražiausias palinkėjimas, kurį kalbėjo ir kurias rašoma šitam skaitiny, kad išgirsti ramų ir švelnų Dievo balsą. Ir toks būtų šios dienos palinkėjimas. Šeštadienį direktorės buvo gimtadienis, tai kviečiu maldomis prisiminti ją šios dienos maldoje, o šį rytoj kviečiu visus pasveikinti su direktoriumi. Ir susikaupimo. Taip pat balandžio 20 dieną yra savo gimtadienį švenčia ir Irina. Švenčia dieną. Tai iš tikrųjų man labai džiaugiuosi atėjai pas mus čia. Ir linkiu tau viso ko geriausios stiprybės tavo asmeniniam gyvenimui. Tu esi puikiai mokytoja, mes tikrai visi žinome. Vakar mirė Sandros Venskūnienės, visi tėvelis, sėdės sunkia liga, vardą nežinau, visus smulkmenų dalyvinę, taigi kviečiu prisiminti. Už visus už mūsų darbus, už mūsų vaikus. Kviečiu